Sveiki visi, čia aš vėl Emilis LTU ir aš šiandien filmuosiu video. Ir šiandieną mes filmuojam video su nauju mano draugu yra Deividu. Jo, jis kūrėsi video. Okay. Tai jo, šiandien šitam video mes susipažinsime su naujais tokiam sampo video, tokiam sampo serveryje Selfie LT. Užsukite jį, mes atsiųsime jums tą linką, kur atsiųsime jums IPA, kad galėtumėt ateiti į tą serverį. Apsilankykite, tikrai geras serveris sampo. Jo, yra dar daug vietų, yra medikų direktorius, neužimtas, taksi. Jo, ir skubėkite, galite spėti ir užimti ir kitus direktorius, jeigu spėsite. Bet jums reikės TeamSpeak'o. Jo, bet jums reikia TeamSpeak'o, aišku. Jo, nes jeigu direktorius esate ir jums reikia, jeigu norite patekti į darbą kokį su pakvietimu, jums reikės TeamSpeak'o. Kaip nepilnai aišku, nes yra, pažiūrėk, Deivi, nueik į ten Nubas ZZ tokį profilį, tą tokį YouTube channelį, jis ten, aišku, Lietuvoj, turbūt profas. Tai jo, jis yra didysis profas. Ir šamaną nužudė. Piktas Mindaugas labai piktas. O ne, kažkas prisijungė. Kas čia? Reigardas prisijungė. Žiūrėkit, Reigardas prisijungė. Jo. Mes sustabdom truputėlį video, nes... jau perkelė. Gerai. Nes... Nekreipkite dėmesio čia... Būkite atsargaus Reigardo, vis laik žudykit Reigardą per selfie, nes vis laiką jis yra mažas vaikas ir jis nori patekti į jūsų darbus. Bet jis nemoka dirbti darbų jokių. Jis buvo išmestas į svatų, buvo išmestas iš kontrabandininkų. Jis įspirtas daug kartų. Jo, jis toks žiaurus, kad jūs netgi galite numirti nuo jo. O žiūrėk, karė merga. Deivido feisas. Štai čia pažiūrėkite. Galite pažiūrėti, štai čia jo feisas. Kaip pamato ją. Lol. Jį turi šaudyti su savo galiom. Negaliu patikėti, kad Mindaugas dabar pradeda rašinėti čiate.
Jis rašinė kokią pirmą pamoką mokytojau. Pričiom, kodėl aš mokytojas. Turbūt jis nori būti kaip aš. Ką žinau. Tai jo, šiandieną mes tik norime duoti jums info apie tokį SAM serverį Selfie. Ir apsilankykite visiems. Ten draugiškas geras serveris. Ir mane paspaudinėja šitos sienos. Jo, ir čia ką tik kalbėjo Mindaugas, tas turminti Mr. Agurkas. Galite trumpiau jį vadinti Mister. Jo. Ir mes visi esam svatai. Asvatų DRK adminas yra serverio ten savininkas. Ir jis pavaduotojas svatų. Ir Davidas yra geriausias mūsų svatų apsauginės, tai jo. Jo. Jo, milijonų. Jo, mes labai gerai ginam visus nuo... Daugiausiai, ką galim pasakyti, kad kontrabandininkai mus visą laiką puola ištisai. Grobė kažką ir grobė. Vieninteliai kontrabandininkai grobė visą laiką. O mes šturmuojam jų bazę. Bandėm šiandien šturmuoti jų Cosa Nostra bazę. Bet ne... Jo, susifeilinom, atvarė Cosa Nostra su kontrabandininkais. Ir sutriuškino mus visus po kažkiek laiko. Kai baigėsi laikas. Kaip sunku man valdyti, kaip laikau dar plus X, kad girdėtų visi, ką kalbu. Ir dar plus žaisti ir filmuoti. Apsilankykite, tikrai kietas serveris. Ir dar galite dabar apsižiūrėti nuotraukas, aš paleisiu jums nuotrauką, štai pasižiūrėti galite, kokias mes gražias nuotraukas padarėm, kaip mums atsiuntė į Skype'o, žiūrėkite, parodysime. Tuoj. Štai čia šita graži nuotrauka, mes čia kūrėm tokį pirmą selfie, čia pirma nuotrauka, mes tokį neuždėjom ant TeamSpeak'o, bet uždėsime, parodysim kitą dabar nuotrauką, kaip patyrėm dar. O šita čia mes kaip keliavom, Davidas kažkur, va, štai ten Davidas, kai matė, jo nikas yra Davidas Boomer, štai ten, štai fotkiai. Ten aš, aišku, jis Davidas už manęs. Per šitą nuotrauką čia žiauriai graži nuotrauka šiaip išėjo. Ir mes labai daug nuotykių galite patirti šitam serveryje. Ir svatai vis... Aha, tai tikrai va, galite apsilankyti, nes gražus serveris, šiaip labai draugiškas. Jo. Tai jo, štai šitoj nuotraukoje jūs matote, kad daug čia svatų yra ir jo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Čia mes tikrai norėjome parodyti jums selfie video. Tikiuosi patiko jums šitą informaciją apie selfie gyvenimą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Geros dienos.